praeitą savaitę, berods užpraeitą savaitę, Vladas čia minėjo apie tai, kad pas Jėzų atnešė 4 vyrai luošą paralyžiuotą žmogų ir jie nešė jį. Ir čia išėjęs brolis Vladas pasakojo apie kalėjimo tarnystę ir jam Viešpats tai parodė, kad svarbu, kad mes atneštume tą žmogų pas Jėzų. Nu, tokia buvo mintis. Ir tą mintį pratęsiant, atnešant žmogų pas Jėzų, skelbiant Evangeliją, padedant žmogui ateiti pas Jėzų, noriu pratęsti tą mintį ir kalbėti, kaip svarbu neužkietinti širdies, nes tie vyrai, kurie nešė savo luošą tą draugą pas Jėzų, jie neužkietino širdies, jie atliepė į savo draugo poreikį. Ir ko gero nebuvo lengva jiems ir stogą praardyti, ir atnešti, bet jie tai darė. Ir šiandien noriu pasidalinti tokia tema, kaip svarbu neužkietinti širdies ir parodyti tokią istoriją, kas atsitiko, kuomet žmonių širdys buvo jautrios poreikiui. Tai paskaitysime iš Karalių 2 knygos, 5 skyriaus 1 eilutės. 2 Karalių knyga, 5 skyrius nuo 1 eilutės. Istorija, gan gerai žinoma, biblinė istorija, bet galbūt bus nauja, nes iš kitos pusės pasižiūrėsime šią istoriją. Kuomet aš buvau vaikas ir, kaip dabar mūsų vyriausias vaikas, tai mes buvom tokie žiaurūs vaikai. Mes, kaime su gyvūnais negražiai eldavomės ir medžius laužydavom ir močiutė, jinai tokia mums pasakojo tokie eilėraštį. Įsilipęs į medelį, Grigas laužo šakeles, o berželis vyronėlis lieja ašaras gailias. Grigas ašarų nemato, dar stipriau berželį krato. Tik staiga berželis triokšt, Grigas žemėn keberiokšt. Atsisėdęs šalia kelio, Grigas sriūpčioja. Viso neatsiminsiu, bet esmė ta, kad berželis pabaigoje sako, ar labai užsigavai, nors negeras man buvai. Ir mane paliesdavo tas eilėraštukas, jisai tai, kad medelis nulaužtas to pačio blogo žmogaus, to Grigo nulaužtas, jisai galiausiai jau nulaužtas sako, ar tu užsigavai stipriai ir bando paguosti tą, kuris laužė jį. Tai tuose eilėraščiuose senesnės kartos yra tokia išmintis, biblinė išmintis. Mano močiutė tos biblinės išminties tiesiogiai iš Švento rašto nesisėmė, bet jinai galėjo žinoti tokius eilėraščius ir mums kaip vaikams, tokiems nedrausmingiems, jinai tokiais būdais primindavo apie tai, kad turime neužkitinti savo širdžių. Taigi paskaitysiu truputėlį istoriją ir pasižiūrėsime, kuo tai baigėsi, kuomet nebuvo užkietintos širdys ir kas gali atsitikti, jeigu širdys bus kietos. Tai 2 Karalių knyga, 5 skyrius nuo 1 eilutės. Sirijos karaliaus kariuomenės vadas Namanas buvo didis žmogus pas savo valdovą ir gerbiamas, nes Viešpats per jį suteikė išlaisvinimą Sirijai. Jis buvo narsus karys, tačiau sirgo raupsais. Sirai kartą išėję būriais parsivedė iš Izraelio į nelaisvę jauną mergaitę, ji tarnavo Namano žmonai. Kartą ji tarė savo šeimininkiai, jei mano valdovas būtų Samarijoje, tai pranašas pagydytų jį nuo raupsų. Čia minimas Sirijos karalius, tai tuo metu, manoma, buvo Ben-Hadadas karalius ir turėjo tokį karžį didį, sakoma, kad didis žmogus buvo, reiškia, jisai buvo prakilnus įžymus karo vadas, pasižymėjęs savo darbais, savo kariuomenėje, tuo išgarsėjo ir karalius jį taip pat gerbė, bet jis turėjo tokį trūkumą, sirgo raupsais, sakoma. Ir matome, jis turėjo didžiulį poreikį. Tai jis norėjo pagydyti nuo raupsų ir nebuvo jokio gydytojo nuo tos ligos tuo metu.
nebuvo išgydoma liga ir tikriausiai pačioje toje Sirijoje jie kreipėsi gal ir pas būrėjus, pas sapnų aiškintojus, pas dvasių iššaukėjus, viską išbandė, bet niekas nepadėjo. Ir štai vieną kartą parsiveda mergaitę į nelaisvę ir kas matoma, kad mergaitė paimta į nelaisvę, ko gero jinai gal neteko savo brolio, gal sesės neteko, galbūt buvo nužudyti jos giminaičiai tuo metu, kai buvo įmama į nelaisvę, gal grobė žmonės, kitus vyrus paprastai būdavo, kad nužudydavo, moteris pasiimdavo. Ir jinai neužkietina širdies ir jinai pasako tokį dalyką, jeigu, sako, kartą ji tarė savo šeimininkė, jei mano valdovas būtų Samarijoje, tai pranašas pagydytų jį nuo raupsų. Matome, kad šita mergaitė pasielgė draugiškai priešui. Jie neužkietino širdies prieš, sakytume, priešą. Tikrai, kas norėtų patekti į nelaisvę, ko gero tai buvo trauma jos gyvenime, kaip kiti pasakytų, tai buvo sutraumuotas vaikas, iš tėvų išplėštas, tai dabar kaip vaikus paima, tarkim, iš šeimos, tai būna didžiulė tragedija. O ten gal buvo tėvai net ir nužudyti ir mergaitė turėjo būti skaudu, plus dar jinai tapo vergė. Neatlygintinai turėjo dirbti, vergauti ir išsilaisvinimui, ko gero, nebuvo jokios vilties. Ir paprastai žmonės kauptų neapykantą, pagiežą tokiems žmonėms, kurie juos pavergė. Bet šita mergaitė mato, kad tas valdovas turi tokį poreikį. Ir jinai neužkietino širdies, nors jai buvo padaryta didžiulė žala, neužkietino širdies kito žmogaus, net ir priešo poreikiui. Jinai pasiliko atvira išgirsti kito žmogaus poreikį, būtent šita mergaitė. Girdėjau tokį seminarą apie minas iš Ukrainos grįžę lietuviai, kurie dirbo išminuotojais, jie ten nekariauja, bet skaitosi tik nurenka minas. Pasakojo, sako, kad yra Ukrainoje tokių rajonų, kur maždaug 90% rusakalbiai, ir jie tokie prorusiški. Ir sako, įsivaizduojat, daug kas atsitinka kare, labai daug įvykių. Jisai pasakojo, kad sako, savi netyčia, per klaidas savi netų kelių pasiunčia, dar nenuminuotų kelių netyčia, vadai padaro tokią klaidą ir žūsta, sako, žmonės, savi žūsta. Ir sako, būna, kad sumaišomi taikiniai, sako, ir atlėkia į kaimą, sako, mažą kaimą, atlėkia, nors kaimas priklauso Ukrainai, atlėkia netyčia ukrainiečių sviedinys ir štai žūsta, sako, kaime šeimos beveik visi nariai, lieka koks tėvas sveikas ir tada tėvas, sako, iš neapykantos, jisai ateina pas rusus, sako, duokit man šautuvą, aš eisiu, keršysiu. Tai ir sako, dažnai taip dedasi, sako, arba iš kitos pusės, jeigu rusų sviedinys pataiko į ukrainiečių kaimą, žūsta kažkas iš tavo artimų, tai žmogui natūrali tokia apykanta, ta tokia iš kūno kyla ir jisai tada griebėsi, sako, nueina į kariuomenę, duokit man šautuvą, aš eisiu juos šaudyti. Tai matome, kad šitai mergaitai tas neatsitiko. Jinai, matydama savo užpuolėjo, užgrobėjo tą poreikį, kad jisai sirgo raupais ir norėjo pagyti, jinai pasakė savo šeimininkiai. Sako, žinau, kas galėtų jam padėti. Taigi jinai neatsilygino piktu už piktą, bet jinai neužkietino, neuždarė širdies jo tam poreikiu ir pasakė, kur galimai galėtų jisai pagyti. Dabar noriu toliau skaityti šitą istoriją ir matysime kitą žmogų, tai 4 eilutėje. Atėjęs pas savo valdovą Namaną pasakė, ką mergaitė iš Izraelio kalbėjo jo žmonai. Sirijos karalius jam tarė, gerai, eik, o aš pasiųsiu Izraelio karaliui laišką. Jis pasiėmė 10 talentų sidabro, 6000 šekelių aukso, 10 išeiginių drabužių ir išėjo. Jis nunešė Izraelio karaliui laišką, kuriame buvo parašyta, kartu su šitu laišku siunčiu pas tave savo tarną Namaną, kad jį pagydytum nuo raupsų. Ir kitas žmogus toje grandinėje dalyvauja, tai būtent Sirijos karalius, Namano pavaldinys, Namano karalius. Ir
Sirijos karalius, jisai taip pat šitoje grandinėje neužkietina širdies. Ką jisai galėjo sakyti? Žinai, mes su priešais neiname su poreikiu pas jį. Dabar vyksta kaip karas Ukrainoje, tai net ir matome, kad Lietuva priekybinius santykius nutrauko, net ir tranzitą per Lietuvą irgi kerta. Su priešais niekas nesibičiuliauja ir matome, kad buvo taip, kad ta mergaitė parvesta būtent iš Izraelio, iš tos vietos, į kurią dabar ketinama eiti. Sakoma, kad jie parsivedė iš Izraelio į nelaisvę, būtent iš tos vietos. Ir tarsi dabar jau gražiuoju eisime. Tai tas karalius, jisai taip pat neužkietino širdies ir nesakė, matai, kadangi jie priešai, kadangi jie kitaip masto, ten kažkokia nežinoma tauta, jie ten garbina savo dievą turi visai kitokius papročius, tai mes geriau nuo jų atsiskirkime, nebendraukime, tu gali nueiti ten pas juos paplėšti, parsivedi kažką ir turėk, bet žinai, mes su jais daugiau ir nieko neturėsime, jokių santykių ir jau labiau pagalbos pas juos tai tikrai ir neprašysime. Turime savo dievą, jeigu jie netinka, tai tada jau tu vyras, pakentiek, čia nieko tokio tie raupsai. Matome, kad Sirijos karalius šitu atveju neužkietino širdies ir nesakė, kad mes turim savo čia dievą, o jų tai netoks geras dievas. Sirijos karalius šituo atveju pripažino, kad pas juos nėra tokio dievo, kuris galėtų išgydyti, jie matyti išbandė viską, bet jisai pripažino ir nusižemino Sirijos karalius tuo, kad sako, gerai eik, aš tave paleidžiu, eik į tą šalį. Ir čia matome, kad tas Ben-Hadadas, jisai turėjo patikėti tos mergaitės liudijimu. Vėlgi, ir Namanas patikėjo, ir Ben-Hadadas patikėjo paprastos mergaitės parvestos į nelaisvę liudijimu ir ta viltimi, kad tarnas gali pagyti. Jisai neužkietino širdies tas Ben-Hadadas, nors jisai buvo stabmeldys, stabų garbintojas, Rimono netikro dievo garbintojas, kažkokius tai ten turėdavo netikrus dievus ir už kurių stovėdavo tikriausiai velnės ir jie garbindavo pagonis. Bet jisai šitu atveju pasielgė žmogiškai su savo pavaldiniu ir atliepė į tą poreikį, kad jis nori išgyti nuo raupsų, nes yra viltis. Ir dabar matome dar trečią žmogų į šitą grandinę. Taigi, du neužkietino širdies ir pritarė, kad reikia atnešti šitą žmogų pas Dievą. Reikia padėti jam ateiti į išgydymą. Kaip patirti jam išgydymą. Ir dabar matome trečią žmogų šitoje grandinėje, tai yra Izraelio karalius. 7 eilutėje. Izraelio karalius perskaitęs laišką, perplėšė savo drabužius ir tarė, argi aš Dievas, kad gyvybė ir mirtis būtų mano rankose. Jis siunčia pas mane, kad pagydyčiau vyrą nuo raupsų. Pagalvokite ir matykite, kaip jis ieško priekabių prie manęs. Trečias žmogus, matome, Izraelio karalius, jisai užkietino širdį. Jam įsipildė, kaip Jėzus sakė, kad sako, kūno žiburys yra tavoji akis. Jeigu tavo akis pikta ir visas kūnas tavo tamsus, bet jeigu tavo akis šviesi ir visas kūnas bus šviesus. Jisai pats iš tikrųjų ieškojo priekabių. Tikriausiai turėjo įsiskaudinimą dėl to, kad apiplėštinėdavo sirai juos, Izraelį. Ir kadangi jisai turėjo piktą akį ant Ben-Hadado, ant Sirijos karaliaus, todėl jisai šitą laišką perskaitęs, jisai pagalvojo, kad čia tai priekabių ieškoma, čia kabinėjimusi prie manęs, čia negero nori, čia tikriausiai blogo nori. Ir dažnai taip mums atsitinka, kad mes vieną faktą interpretuojame skirtingai pagal taip, kaip jaučiamės. Kažkas tai atsitinka mums ir mes kaip jaučiamės, taip mes jį ir interpretuojame. Kažkoks tai faktas. O faktas buvo toksai, kad Namanas pasiėmė labai daug turto ir čia sakoma 6000 šekelių aukso. Aš čia bandžiau paskaičiuoti, tai čia man su matematika nėra labai gerai, bet tikėjimu reikės priimti apie 60 kg aukso. Aš tik auksą skaičiavau.
apie 60 kg aukso, 1 kg šiandienos rinkai yra apie 80 000 eurų kainuoja. Tai apie 61 kg aukso, aišku, paėmus valstybės biudžetą, tai 5 milijonai ten, tai čia nedidelė suma, bet žmogui tarnaujančiam pavaldiniu pas Sirijos karalių, tai yra, ko gero, didelė dalis viso jo gyvenimo turto. Jisai pasiėmė labai daug ir čia tik auksas, o dar sidabras, dar išeiginiai rūbai. Ir jisai ateina pas Izraelio karalių geruoju, jisai ateina su pinigais, kad ir su laišku nuo kito karaliaus. O štai Izraelio karalius, jisai užkietinę širdį. Jisai užkietinęs yra širdį ir čia būtų šita istorija ir pasibaigusi, jeigu ne Eliziejus. Tikriausiai ir jums taip teko susidurti. Man tiesiogiai aš su tokia, esu susidūręs tokioje situacijoje, kad žmogus gavo žinutę, čia dar senais laikais, aš pats dar buvau neįtikėjęs, bet prie manęs gavo žinutę ir žinutė buvo tuščia. Ir kartais išsiunti netyčia tą tuščią žinutę, bet žmogus gavo žinutę ir sako, čia mane siunčia kažkur jau. Jau interpretuoja iš karto, nors kontaktuose yra tas žmogus, gal netyčia atsiuntė žinutę, bet kaip interpretuoja, jeigu širdis yra pikta ir karinga nusiteikusi prieš kitus žmonės, tai iš karto tu ir bet ką gali interpretuoti, gali veiduką nuotaikos padėti ir gali interpretuoti, kad jis iš manęs tyčiojasi, jis juokėsi iš manęs, atsiuntė veiduką tuščią ir nieko neparašė. Tai Izraelio karalius, jisai tai dėl kažkokių priežasčių, jis buvo užkietinę širdį ir būtų čia ir sustojęs visas tas pagydymas. Ir matome, kad jis nežvelgia į Dievą ir nežvelgia į save kaip Dievo įrankį, nežvelgia į save net kaip karalių, bet žiūro, kad tarsi aš turėčiau išgydyti. Jis sako, argi aš Dievas, persiplėšė drabužius, argi aš Dievas, kad galėčiau pagydyti. Ir matot, natūraliai, tai kitam karaliui, jeigu neturi karalius nieko pikto širdyje, jeigu jisai neužkietinė širdies, tai toks atėjimas laiško ir tokia situacija būtų lengvai sprendžiama. Pavyzdžiui, apie Saliamoną sakoma, kad Saliamonas pastatė šventyklą, daug kartų minima rašte. Taigi aišku, kad Saliamonas nepjovė akmenų ir su arkliu jų nevežė, bet jisai surengė žmonės, surado dirbėjus, kurie tą darbą atliko. Ir čia taip pačiai Ben-Hadadas siunčia ir prašo, laiške pasakyta, tu pagydyk mano tarną, bet aišku, kad nekalbama tiesiogiai, kad tu išgydysi, nes apie tave niekas čia nekalba, kad tu pranašas esi, bet kad mergaitė kalbėjo, jog yra pas jūs pranašas, kuris gali tai atlikti. Taigi matome, kad tas mūsų žvilgsnis ir nusiteikimas, jeigu yra širdis užkietinta, mes prie to darbo, kad atneštume žmogų pas Jėzų, mes sunkiai, arba gal, sakyčiau, visai negalim prisidėti, kaip tik trukdome. Nors grandinėje ir Izraelio karalius minimas, bet iš Dievo malonės jis yra teisingai pakreipiamas. Ir tarnystėse irgi būna taip, kad ir aš pats kaip tas Izraelio karalius būnu, gali ir trukdyti vienu atveju. Bet svarbu, žinot, kas svarbu, jeigu jau jauti, kad širdis kieta, tai bent paklausyk tų, kurių širdis minkšta. Ir čia, ką jisai padarė, tas Izraelio karalius, tai jisai paklausė Dievo vyro Eliziejaus. Skaitau toliau. Dievo vyras Eliziejus išgirdęs, kad Izraelio karalius persiplėšė savo drabužius, siuntė pas karalių, sakydamas, kodėl perplėšiai savo drabužius? Tegul jis ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelyje yra pranašas. Taigi Eliziejus, jisai neskirstė žmonių, jūs čia pagonys, jūs čia stabų garbintojai. Jisai žiūrėjo, kad visi žmonės yra nusidėję, stokoja Dievo garbės ir žinojo, kad gali būti ir kitoje tautoje žmonių, kurie turi poreikių, gali nusižeminti. Ir Dievas gali veikti jų gyvenime ir gali atsakyti tuos poreikius. Matome, kad Eliziejus, vėliau skaitysime, bet aš užbėgu už akių, kad Eliziejus nedarė tai dėl pinigų.
kad Namanas vežėsi labai daug aukso, išeiginių rūbų, ne dėl pinigų jisai tai darė. Jisai tai darė, kad, čia sakoma, tegul jis ateina pas mane ir sužinos, kad Izraelyje yra pranašas. Jisai sako, te būna pagarbintas Izraelio Dievas, kad Izraelyje yra gyvas Dievas. Pas juos nėra gyvo Dievo ir tas stebuklas, jo išgydymas, tikslas buvo toksai, kad paliudyti visoms tautoms, kad Izraelio Dievas yra gyvas ir tikrasis Dievas, kad jisai gali daryti stebuklus ir išgydyti žmonės nuo tų metų nepagydomų ligų. Taigi Eliziejus vėl buvo toje grandinėje tas teigiamas įrankis Dievo, prisidėjęs prie Namano išgydymo, būtent, kad kvietė Namaną ateiti, sako, tegul jis ateina pas mane ir jisai sužinos, koks Dievas yra geras. Vienas dar plačiai neminimas čia faktorius yra, kas dar prisidėjo prie šitos grandinės, tai pats viešpats, Izraelio Dievas. Ir gerai, sakykime, Ben-Hadadas sutiko, mergaitė sutiko, Izraelio karalius ten, jisai šiaip ne taip, ten leido, Eliziejus irgi, bet jeigu viešpats negydys, tai kaip tada bus? Nieko nebus tada irgi negydys, neišgis Namanas, nes tai yra gamtinis stebuklas. Taigi viešpačiui yra pasakyta, kad priimtinas kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisiai gyvena. Ir čia gan naujas dalykas, yra Naujojo testamento dalykas, tai būtent kaip Petras šimtininkui Kornelijui skelbė namuose, tai būtent Petrui buvo tai apreikšta, kad Dievas neskirsto pagonių ir žydų, bet visus kviečia į atgailą ir tikėti. Ir tai buvo... Tai aš kalbu apie Naujojo testamento dalyką, bet Senuoju testamentu irgi buvo tokių atvejų, kad į Izraelį galėjo įeiti iš pagonių žmonės. Tai Moabitė Rūta įėjo į Izraelį. Paleistuvė Rahaba, būdama paleistuvė, apie ją taip sakoma, kad nuodėminga moteris, bet jinai įėjo per tikėjimą Dievu. Bijojo Dievo, bijojo, kad Dievas tikrai sunaikins visą miestą ir jinai buvo išgelbėta ir įėjo į Izraelį. Tai pačiai galėjo ateiti iš pagonių žmonės pagal įstatymą, jie turėdavo įsižadėti savo ankstesnio tikėjimo ir jie būdavo vadinami prozelitais. Jie apsipjaustydavo, laikydavosi tų papročių, išmokdavo penkiaknygę, visus papročius ir taip tapdavo dalimi tos tautos. Taigi Dievas, jisai visos žemės Dievas, jisai neatsižvelgia būtent, kad šitas, kitas, tas žmogus, jisai visus žmonės kviečia, tik tais labai svarbu, kad pats žmogus, ar jisai yra pasiruošęs ar nepasiruošęs. Ir čia noriu pakreipti žvilgsnį į Namaną, į patį Namaną. Namanas, 9 eilutėje sakoma, Namanas atvyko su žirgais bei vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų durų. Eliziejus siuntė pas Namaną savo tarną, sakydamas, eik ir apsiplauk 7 kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus. Namanas supyko ir nuėjo, sakydamas, aš galvojau, kad jis išeis, atsistos, šauksis viešpaties savo Dievo vardo, uždės ranką ant raupsuotų vietų ir taip pagydys nuo raupsų. Argi Damasko upių Banos ir Parparo vanduo negeresnis už visus Izraelio vandenis? Ar negalėčiau juose apsiplauti ir tapti švarus? Jis apsigręžė ir nuėjo labai supykęs. Namanas. Jisai didis žmogus, apie jį sakoma, išdidus ko gero buvo ir jisai galvojo, kad išgydymas įvyks taip, kaip aš noriu. Jisai buvo likęs spręsti problemas savo keliu, savo būdu. Buvo turtingas, stiprus vyras, ryžtingas, besilaikantis žodžio ir galvojo, tai turėtų tas pranašas bent jau išeiti, kaip dabar manęs net nepasitinka niekas čia. Tarną pasiunčia ir pasako, kad eik apsiplaukti. Jam tai buvo nesuprantama. Bet kas buvo su Namanu, jei giliau tai pagildenus, Dievas jo neatstumė, kad jis išdidus yra. Neatstumė, kad jisai pagonis yra, kad jisai ten
Rimono, to kažkokio netikro Dievo garbintojas, neatstūmė dėl to, kad raupsuotas, kad nuodėmingas, kad plėšia, kad prisiplėšęs to turto turi. Dievas jo neatstūmė, bet priėmė, nes Namanas patikėjo viltimi, kad gali pagydyti, kad yra Dievas iš tikrųjų, kuris gali jį pagydyti. Jisai tuo patikėjo. Ir nors keistai atrodo, bet Namanas turėjo polinkį nusižeminti. Nors viduje buvo jisai didis ir laikė save labai didžiu ir labai vyrišku, karo vadas, bet jisai paklausydavo labai žemų žmonių, nusižeminusių žmonių. Ir jisai pirmiausia paklausė tos mergaitės, kurią buvo paėmęs į nelaisvę. Ta mergaitė pasakė žmonai, jisai reiškia, paklausė dar žmonos. Ir trečias dar dalykas, kad jisai paklausė savo tarnų 13 eilutėje, bet jo tarnai priartėję jam kalbėjo, jei pranašas tau būtų įsakęs atlikti kokį didelį dalyką, argi nebūtum daręs, tuo labiau, kai jis sakė, apsiplauk ir būsi švarus. Ir Namanas žinojo, kad kartais supyksta, kartais išdidus, blogai elgėsi, jis tai žinojo ir žinojo, kad gali Dievas kalbėti per kitus žmonės ir kartais reikia paklausyti. Taigi jisai nors turėjo tokį aštrų tą charakterį, bet kada reikia, jisai vadovaudavosi sveika nuovoka, suprasdamas, koks jisai yra iš šalies. Jisai tą tokį supratimą nemanė, kad jis yra atskaitos taškas, kadangi jisai toksai, tai aplink jį sukasi žemė. Jisai žinojo, kad yra kitų žmonių žinančių daugiau negu jisai ir gali būti, kad jų patarimas šituo atveju yra teisingas. Taigi jis nusižemino, kad ir kaip keistai betrodytų, bet jis nusižemino ir paklausė savo tarnų, kurie ėjo iš paskos, kurie gabeno ten tas dovanas, kurie neužėmė aukštų padėčių. Ir jis galvojo, taip, šitie tarnai tiesą sako. Ir jisai jų paklausė. Jis nuėjo prie Jordano ir pasinėrė jame 7 kartus, kaip Dievo vyras buvo liepęs. Jo kūnas pasidarė kaip mažo vaiko ir jis tapo švarus. Jis ir visi jo palydovai sugrįžo pas Dievo vyrą, atsistojęs prieš pranašą jis tarė, dabar tikrai žinau, kad niekur kitur žemėje nėra Dievo, tik Izraelyje. Prašau, priimk dovanas iš savo tarno. Eliziejus atsakė, kaip gyvas viešpats, kuriam aš tarnauju, nieko neimsiu. Nors Namanas jį kalbinėjo paimti, tačiau jis atsisakė. Tuomet Namanas prašė, jeigu ne, tai prašau duok savo tarnui tiek žemės, kiek gali panešti porą mulų, nes tavo tarnas daugiau nebeaukos deginamųjų ir kitų aukų jokiam dievui, tik viešpačiui. Taigi, istorija baigėsi gerai. Jisai atsiverčia nuo netikrų dievų, nuo netikro tikėjimo į tikrą, į gyvą, į Dievą, matydamas Dievo stebuklą savo gyvenime. Jisai turėjo didžiulį poreikį. Jisai suprato, kad gali klysti tam kai kuriais klausimais savo gyvenime ir jis nusižemino, pripažino tas klaidas, kad jisai klysta, paklausė ir tame atėjime dalyvavo, aš čia suskaičiuoju, 4 žmonės ir dalyvavo. Tai vienas buvo mergaitė pirmas, panašiai kaip Jėzų nešė 4 žmonės. Jėzui atnešė luošą žmogų, tai 4 žmonės, tai čia irgi suskaičiuoju, mergaitė dalyvavo, Sirijos karalius dalyvavo, malonę parodė, Izraelio karalius neparodė malonę, matyt, vienas neštuvo galas linko žemyn, Eliziejus dalyvavo. Ir viešpats išgydė jį. Ir aišku, tas Namanas pats jisai norėjo pagydyti. Taigi, panašiai būna ir mūsų gyvenime, kad norėdami kažką atnešti pas Jėzų, perkeltinė prasme atnešti pas Jėzų, kad žmogus pagytų nuo nuodėmės, kad būtų išgydytas amžinai, kad jo širdis būtų perkeista, kad Dievas išlietų jam amžinojo gyvenimo dovaną, gyvenimą šitoje žemėje su apstybė, kad išlietų, dalyvauja kiti žmonės, kurie neužkietina širdžių net ir priešo poreikiui. Net jeigu tas žmogus ir yra priešas ir
ir kaip ir bebūtų sunku, bet neužkietina širdies. Dar norėčiau pabaigai tai apie Jordano upės svarbą pakalbėti. Tai matome, kad Namanas pasinėrė 7 kartus į Jordano upę. Jordano upė teka per šventąją žemę, per tą gražų į miestą, teka į negyvąją jūrą, per Galilėjos ežerą teka, per visą tą kraštą, taip jinai didžiulė labai upė yra. Ir po 500 metų toj pačioje upėje buvo Jonas Krikštytojas, jisai krikštijo žmonės atgailai, irgi žmonės pasinerdavo. Ir atėjo Jėzus ir jis taip pat buvo pakrikštytas toje pačioje upėje. Ir kažkiek ta upė turi kažkokią tai svarbą šitoje istorijoje, nes Hebrajams laiške parašyta, kad išgelbėjimas ateina iš žydų, būtent iš to krašto, kad būtent iš tos žemės, iš to krašto atėjo mums išgelbėjimas, kad švento rašto istorijos aprašytos aplink šitą kraštą. Ir ta Jordano upė, tekėdama, jinai drėkina visą tą kraštą. Jinai jį padaro derlingą. Ir kai kurie sako, kad negyvoji jūra džiūsta, sako, todėl, kad labai daug vandens ištekinama į kraštus, kad kuo daugiau žemės būtų drėkinama. Ir pagalvojau panašiai kaip Jėzaus pralietas kraujas, ta upė. Uždengia Jėzaus kraujas visas mūsų nuodėmes ir atleidžia mūsų kaltes ir mus atgaivina naujam gyvenimui, sustiprina. Per nuodėmių atleidimą mes turime išgelbėjimą. Ir galvoju, koks brangus jo yra kraujas, pralietas ir jisai vis teka, nesibaigia, jisai sudrėkina tą negyvą žemę, padaro ją derlingą ir jis nesibaigia. Ir jeigu turite kažkokį sunkumą ant širdies, ar prisimenate savo kažkokias tai klaidas, nuodėmes, būna kartais net iš labai tolimos praeities, kažkada jaunystėje kažkokias tai padarytas, tai aš pastebėjau, gera praktika būna, kad kada prisimeni kažkokią tai šunybę padarytą ir kvailumą, tai Viešpatie apvalyk mane savo krauju, nuplauk savo kraujus, padaryk mane švarų, nes jo kraujas uždengia mūsų visų, mūsų asmeniškai to žmogaus, kuris dengia ir kuris šaukėsi, nuodėmės uždengia Viešpaties kraujas. Bet taip pačiai ir kiekvienas, kuris tik šauksis Viešpaties Jėzaus vardo, bus išgelbėtas. Kuris pasitikės jo valančio kraujo gale, bus apvalytas. Taigi, tai tiek. Šiandien ir pasimelsiu užbaigdamas. Dėkoju Viešpatie už tavo brangų kraują pralietą už mus, Viešpatie. Dėkoju, kad tu juo nuplauni visas mūsų nuodėmes, atnaujinimus. Išpažįstam Viešpatie, kad nesame tobuli ir siekiame tavo tobulumo, siekiame apsirengti tavimi kasdieną. Padėk mums. Padėk mums būti kaip tie žmonės, kurie atnešė paralyžiuotą žmogų pas Jėzų. Padėk neužkietinti širdies, matant artimo poreikius. Padėk pasitarnauti tau. Per Jėzų Kristų to meldžiu. Amen.